24 skyrius. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, turintys leidimus naudoti mėlynus ir raudonus švyturėlius ir specialiosius garso signalus, gali naudotis įjungtais mėlynais ir raudonais, arba tik mėlynais, švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą, sulaikant įtariamus padariusius teisės pažeidimą asmenis, eskortuojant ir ar lydint specialiosiomis transporto priemonėmis oficialias delegacijas ir saugomus asmenis. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, važiuodami kelyje su įjungtais mėlynais ir raudonais, arba tik mėlynais švyturėliais, kurie turi būti matomi 360 laipsnių kampu ir specialiaisiais garso signalais, gali nepaisyti taisyklių skyrių ir 1.3 priedų reikalavimų ir pasinaudoti pirmenybę tik tuo atveju, jeigu nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias. Šią teisę taip pat naudojasi transporto priemonių, kurias lydi specialiosios transporto priemonės, vairuotojai. Siekiant perspėti eismo dalyvius apie pavojų eismo saugumui, gali būti įjungiami stovinčių specialiųjų transporto priemonių mėlyni ir raudoni, arba tik mėlyni, švyturėliai be specialiųjų garso signalų. Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir raudonu arba tik mėlynu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. Transporto priemonės oranžinį švyturėlį būtina įjungti tada, kai trukdoma eismui, dėl transporto priemonės didesnių, negu leidžiama, matmenų su kroviniu ar be jo, dirbant kelyje, sustojus ir stovint, važiuojant lėtai, lydint organizuotą dviratininkų grupę, vežant pavojinguosius krovinius. Įjungtas oranžinis švyturėlis nesuteikia pirmenybės, tik atkreipia dėmesį ir įspėja kitus eismo dalyvius apie galimą pavojų. Transporto priemonių su įjungtais oranžiniais švyturėliais vairuotojai, važiuodami keliu, stovėdami ir ar atlikdami darbus, užtikrina, kad tai nekenkia eismo saugumui. Sutartiniais pagrindais ir kelio savininko nurodytomis sąlygomis vykdant kelio infrastruktūros ar aplinkos tvarkymo ar priežiūros darbus. Transporto priemoniai su įjungtu oranžiniu švyturėliu, kuri būtina darbo funkcijoms toje vietoje atlikti, galima važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų ir ar dviračių taku, dviračių juosta, skiriamąją juostą, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, taip pat sustoti ar stovėti minėtose vietose.